Atsilauks. Jo, pažadėjom padaryti video įrašą, o tai ką, sveikos gyvos visos. Mane turbūt žinot, ten pavadinimas uždėtas menas gyventi, bet aš šiaip psichologė, koučerė, konsteliacijų specialistė, mama, dukra, močiutė. Čia mano pagrindinės pareigos iš tiesų, pagrindinės. Nors iš tiesų mano dabartinė pagrindinė pareiga tai moteris ir moteriškumas. Be išimties. Nei truputėlio nesigiriant, neperdedant, vaikai dideli. Dukra gyvena Norvegijoje. Dukra aš jau atbuvau, man šiaip pačiai 51 metai, tai jau gana būta dukra paklusne. Ir vat, paskutiniai mano metai iš tiesų buvo paskirti tai moteriškumo temai, analizai ir pasižiūrėti, kaip visa tai veikia praktikoje. Vienaip ar kitaip žmogus esu su 3 aukštaisiais, tai čia net nepasigirimas, o tiesiog dar tokia, žinot, įdomi tema, kuo daugiau aukštųjų mokslų, tuo sunkiau save keisti, todėl kad sistema yra įkalus. Taip gerai, tie mokslai visi įkala tą programą, kaip turi būti, kad kai pradedi suprasti, kad man asmeniškai taip, kaip man sakė, kaip turi būti, neveikia, laimės neatnešė ir pradedi ieškoti, kur tas laimės šaltinis, kur tas pasitenkinimas, kur tas gyvenimo tikslas, gyvenimo prasme ir pradedi eiti kitokiu keliu, bandai žiūrėti, nes sąmoningas žmogus jis supranta, jeigu tai, kurie jau ten, sakykime, 40 metų man netiko, aš logiška turėti kažkur kitur, kad tiesiog surasti save ir kad man tiktų. Tai va tie aukštieji iš tikrųjų davė tokį užgrūdintą charakterį, kuris, nu, iš tikrųjų buvo sunkiai valdomas, nes protas, jis kalbėjo savo, oi kaip jis kalbėjo. Aš savo ir įrašuose, ir kalboj labai dažnai naudoju žodį programa ir turbūt gal ir dabar aš truputėlį paaiškinti ir pasakyti norėčiau, kas man yra ta įdiegta programa, kaip aš tai suprantu. Tai ir ką aš vadinu tą programą. Tai pirmas dalykas yra vaikas gimsta, jis kaip gimsta kaip tuščias kompiuteris. Ir vat ką į jį įdedi, kokius flešus įstatai, kokias programas įrašai, tą jis ir nešasi per gyvenimą. Todėl aš labai dažnai kalbu, kad tėvų programa, mamos programa, senelių programa. Nes jeigu aš dursiu į ranką, man čia skauda, į ausį skauda, į žandą skauda. Vaikas, kuris gimė su vieninteliu jausmu, besąlyginę meilę, jis kito jausmo neturi ir jis daugiau nieko nežino. Tai vat visa tai, ką mes turim ir nešamės per gyvenimą, yra įdiegta. Ir ne todėl, kad tėvai blogi, geri ar ne, tiesiog toks gyvenimas. Mes turim ir kaimynus, ir socialinius tinklus, ir televiziją savo laiku, mano metais vaikystėje buvo ir multfilmai, pasakos, lietuviškos, tikrai skiriasi nuo tų laikų, kai man skaitė rusiškas pasakas. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad teko paragauti tų pasakų įvairių. Ir Labanakt vaikučiai su teta Beta teko pasižiūrėti. Bet visa tai ir formuoja tą žmogų, tą moterį ir paskui jinai eina savo keliu, vat būtent tai, kas yra įdiegta. Tai vat aš, kai sakau programa, tai supraskit, kad būtent aplinka, jinai ir surašo failus į mūsų asmeninius kompiuterius, kaip turi būti. Ir kai tu eini 40 metų vienu keliu ir tu supranti, kad čia man negerai, ir kai nori persirašyti failus, tiesiog juos reikia persirašyti, reikia senus ištrinti ir sukelti naujus. Gal trumpai tiek. Aš turiu 2 klausimus, Rasa, tau leidus, gerai? Oha, Rasa, gal kas tu? Va. Nenubėkim labai toli, kas tu. Nu, tai aš kaip ir Jurga turbūt esu ir mama, tik dar ne močiutė.
ir dukra, nepaisant to, kad jau mano tėvai iškeliavę anapilin, bet aš vis tiek esu dukros statuse ir niekada, kaip aš sakau, jau mes atėję, nu, į šią žemę esame kažkieno vaikai, ar ne? Tai aš dėl kokio atveju esu nesūnus kažkieno, bet dukra. Šitoje žemėje tokia mano paskirtis, ar ne? Ir 7 vaikų mama esu. Moteris, mano bendradarbė, kolegė. Ir be abejo, tas garsiai nuskambėjęs moteriškumas. Esu moteris, gimiau, nebereikalo vadinuosi dukra, nes aš gimiau moterimi. Jeigu būčiau gimus berniukų, vyrų, būčiau buvusi sūnus. Tai va, tai to moteriškumo iš tikrųjų, tai aš jau pradėjau ieškoti turbūt pirmais santuokos metais. Santuokoje esu 20 metų, buvau, kuri dabar šiek tiek kliba tą santuoką byra. Tai aš jau to moteriškumo klausimą kėliau prieš 20 metų. Tai kas tas moteriškumas? Tai kaip ten ir aš tiesiog tokią hipotezę iškėliau grįžus po darbo, mes su bendradarbėm kalbėjom darbe. Sako, ar jums taip nebūna, kad jūs nesijaučiat moterim? Sakau, nu būna. Ir tada sako, aplamai kas tas moteriškumas? Ir mes ten pradiskutavome bedirbdamos ir aš grįžau namo ir vyrui sakau, žinai, aš kartais nesijaučiu moterim. Tai jis labai, atsimenu, tada supyko ant manęs. Sakė, tai kas tau yra, tai ko tu čia, ką tu čia, ko tu nori, ką tu nori po prekybos centrus lakstyti, ką tu nori, ką tu guli, sako, po mašiną su dankratu, žinai, palindusi. Nu, ta prasme, ir kai gavau laviną klausimą, aš pati iš tikrųjų sutrikau ir pasimečiau ir galvoju, nemoku paaiškit, bet viduj nesijaučiu moterim, trūksta man moteriškumo. Ir ten buvo toks vakaras pavirtęs nekalbadieniu, nekalbavakariu. Ir aš grįžau į darbą ir pas kolegės, reiškia, vėl klausiu, sakau, tai žiūrėkit, moteris padiskutuojam vakarykštę temą, tai kas tas moteriškumas, nes, sakau, aš vakar su vyru susibariau, nu, kaip ir jis ant manęs supyko, kad aš pareiškiau, kad aš nesijaučiu moteriškai. Ir aš jau ten neatsimenu smulkių detalių, bet atsimenu tas parėjusias tokias mintis, kad tas mąstymas vis tiek priveda prie tų klausimų ir atsakymų ieškojimų. Ir man atėjo toksai, aš iš jo girdėdavau kartais apie kitus kolegas, kad jisai sako, ai, tas nevyriškas. Tas nevyriškas, anas nevyriškas. Ir žinot, aš taip pažiūriu tą vyrą, jo kolegą, kariškiai visi, žinai, gau, ir tas vyras, man atrodo, ir tas vyras. Kai aš į šoną jo žiūriu, man atrodo, jie visi vyrai. Kol man su jais gyventi turbūt nereikia, žinai, tai atrodo, ir gau, ką jis ten šneka, nevyriškas. Ir tada aš paklausiau kitą dieną grįžus, sakau, žiūrėk, ar tu man gali apibrėžti ir paaiškinti, nes aš dažnai iš tavęs girdžiu, tas nevyriškas, anas nevyriškas, kas yra vyriškumas? Ir kai tu man atsakysi, kas yra vyriškumas, aš tau atsakysiu, kas yra moteriškumas. Davai paieškom atsakymų. Ir tada ir jisai sutriko. Kai aš jam atgal apsukau tą klausimą, tai kas tas vyriškumas? Ir jisai ten visaip kaip, nu nemoku paaiškyti, nu ten jisai taip kažkaip nevyriškai elgėsi, ten kažką tą, na, žinai. Ir suprantu, kad mes augdami savo prigimtinėse šeimose, mes tos modelius tiesiog kaip būti, nežinau, mama, moterim, žmona, aplamai save vesti kaip moteris, mes mokomės turbūt iš mamos. Ir net nekeldami klausimo, kas tas yra moteriškumas. Ir paskui iš eigos judame ir perimame visas tas, nežinau, matytas senas situacijas, supratimą, suvokimą, kaip reikia tam tikroje ar vienoje kitoje situacijoje elgtis ir daryti. Ir keliaujam per gyvenimą paskui su tuo visų bagažu. Tai va, tai ir po 20 metų labai aiškiai vėl grįžtu. Tai kas tas moteriškumas? Kas tas moteriškumas? Ką jisai duoda? Kokia jo nauda? Kas yra blogai, kai mes santykiai esame praradę savo moteriškumą, ar ne? Ir kaip moteriškumas papildo vyriškumą, ar ne? Kaip tai atsiliepia mūsų santykiuose, ar ne? O net jeigu aš esu viena kaip moteris, kokią tai man naudą duoda, atranda tą moteriškumą, lengvumą kažkokią tai. Tai nežinau, tiek apie mane. Dėkui. Moterį beieškančią atsakymų, kas tas moteriškumas. Jo. Šiaip aš, kaip ir sakiau, tie aukštieji mano, tai aukštieji su moteriškumo tema labai visada daug kalba šventi raštai, bet ne bažnyčia, ne religija.
o tokie kaip Bhagavad Gita ir visi kiti sanskrito kalba rašyti raštai. Bet aš, kaip sakiau, mokslo žmogus, jis vis tiek ieško mokslo atsakymo, jamgi patikėti, tai taip neišeina paprastai. Tai iš tikrųjų aš labai ilgai ieškojau ir užsienio mokslininkai, ir tame tarpe konsteliacijų pradininkas Bertas Hellingeris, paskui Bertoldas Ulsameris, vokiečiai. Jie jau tikrai aiškinosi jau sakykime, ta kalba, kur mes kartais mėgstame vilkti mistika, religija, burtai. Jie aiškinosi, kas tas yra moteriškumas ir kaip visgi tas moteriškumas atsispindi poroj ir ne tik poroj, bet kaip atsispindi ir aplamai mūsų pasaulyje ir gyvenime. Ir dabar tikrai reikėtų pacituoti, susirasti, bet to tikrai nedarysiu, kažkur esu net įsisaugojusi, kad pasaulis kodėl dabar ypatingai atsigręžia į moteriškumą, todėl kad tokios platformos kaip Apple'as, jis labai ilgai neturėjo konkretaus kapitalo, o jis laikėsi ant motininių platformų, ant motininių moteriškų platformų. Ar kažkaip kitaip jas gal ten reikėtų pavadinti, aš ir klystu, nes su technologijom aš nelabai žinau. Ir pasaulis pradeda pastebėti, kad labai daug agresijos mūsų pasaulyje, todėl kad būtent moteris, jinai praradusi yra tą įgimtąją bruožą moteriškumą. Ir sugrįžtant prie tavo pirmojo klausimo, tai kasgi tas yra moteriškumas? Tai yra būsena. Būsena. Ir Rasa, kai aš sakau žodį būsena, tau apie ką tai yra? Šiandien turbūt apie lengvumą. Jo, bet būtent, supranti, tas ir yra būsena, jinai ir yra savijauta. Juk tas ir yra, ar ne? Kaip aš jaučiuosi. Tai moteriškumas ir yra lengvumo būsena. Labai gražiai pasakei. Lengvumo, išminties, aptakumo, intuicijos būsena. Bet, sakykime, savo susitikimų ar grupinio, ar individualių susitikimų metu, kai aš moters klausiu, ką tu jauti, jin labai gražiai sako, aš galvoju, kad jaučiu tą ir tą. Aš galvoju. Aš galvoju, kad jaučiu tą ir tą ir tą. Todėl mes visiškai nemokam jausti, todėl tas pasaulis jis ir yra piktas, mes piktos. Ir kaip tai veikia vyrą, porą, vaikus. Į šitą pasaulį mes transliuojam tai, ką turim viduj. Ir dabar, jeigu viduj aš jūsų tiesiog visų paprašyčiau užmerkti akis ir paklausti, ką aš jaučiu, tai iš to vidinio jausmo, ne ką aš galvoju dabar, o iš to vidinio jausmo, nes galvojimas gyvena galvoj, o jausmas gyvena širdį. Mes susikonektinam su visų pasauliu ir iš šito pasaulio mes pradedam traukti įvykius. Tai yra apie tai, kad iš čia, iš šitos vietos, mes į savo gyvenimą pritraukiam įvykius. Mes tai pritraukiam vyrus, mes tai pritraukiam aplamai visą kitą, nes tas traukos dėsnis pasaulyje egzistuoja. Norime šito ar ne? Jeigu obuolį metame viršų, jis krenta į apačią, yra traukos dėsnis. Taip ir emocija, jinai pritraukia emociją. Pamiršau tavo klausimus toliau. Aha, ką tai duoda porai? Prisiminkim tai, arba išgirskim taip, kad moteris emociškai yra už vyrą stipresnė 8 kartus. Ir dabar, jeigu aš viduj jaučiu, įtampą, nuovargį, pyktį,
Aš 8 kartus stipriau jį ištransliuoju savo namuose. Ką jaučia mano vaikai? Nuolatinė įtampa. Ką tokiuose namuose jaučia vyras? Nuolatinė įtampa. Kaip tai įtakoja mūsų porą? Labai smarkiai įtakoja moters būseną, įtakoja mūsų porą nerealiai smarkiai. Todėl, kad moteris yra ta, kuri laiko porą, moteris laiko porą emociškai. Kai jinai moka jausti, jinai žino, kada vaikams blogai, jinai žino, kada vyrui blogai. Ir jinai kaip vanduo moka aptekėti ir sujungti visas grandinės. Ji rūpinasi tradicijomis, ji saugotoje namų židinio. Ji saugo va tą tiesiog aukurą. Jeigu moteris pati pavargusi, įsitempusi, kas saugo tą židinį? Mes dviese einam per gyvenimą, vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Ir kažkaip tai susitinkam namuose, tiesiog kažkaip tai susitinkam namuose, juose išmiegoti ir visa kita. Galbūt tiek, ar ne, kas yra moteriškumas. Gal iš tiesų čia mūsų atsirastų klausimų, nes tada būtų daug paprasčiau ir lengviau kalbėti, jeigu kažkas tai kažkokią turi. Ar mane girdite? Girdžiu, dabar girdžiu. Klausimas toksai iš karto ateina, bet kaip tu sakai, būsena, jausena, kodėl taip nutinka, kad mes ją pametam? Kur pametam? Kur jinai nuteka, ta prasme? Ar visi ateina jau iš karto su tuo moteriškumu ir ta jausena? Ir paskui mes ją pametam, ar būna visai pačiai įdomu toks klausimas? Kaip jisai pabėga? Kaip mes, kur nutekinam tą savo moteriškumą? Jau, žinok, reikėtų žiūrėti iš tikrųjų į tautą, į pačią tautą. Ir tikrai aš sau uždaviau šitą klausimą ne vieną kartą ir analizavau jį labai smarkiai. Tai yra istoriškai įrašyta mūsų genofonde, todėl kad karai, berniukų ekstremalų sportai. Ir pradedant tuo, kai vyras išėjo parsinešti mamuto ir negrįžo, moteris liko su 11 vaikų, jinai jautė įtampą. Mums tai yra, tiesiog perduodama socializmo laikai, kapitalizmo laikai, pramoninė revoliucija, kai moteris išėjo į fabrikus, į gamyklas, todėl kad vyrų buvo daug žuvusių, todėl kad reikėjo kelti valstybių pramonę, nesvarbu, ar tai Rusija, Prancūzija ar Italija. Kur ten bebuvo, tie laikai, iš tiesų, jie ir perrašo mumise tą, kad mes visą šitą pametam, mes pradedam galvoti. Ar šiais laikais galima būti moteriška ir daryti verslą be išimties? Tik tai moters, aš galvočiau, būtų pagrindinis noras gyvenime išmokti ir suprasti, ką jinai jaučia. Ir iš šitos pozicijos veikti. Tada tikrai net verslo sprendimai būna daug paprastesni. Moteris yra intuityvi. Nuo senų laikų moteris jautė potvinį, jautė priešą, jinai paaiškinti negalėjo. Grįžtant prie tavo klausimo, kas yra vyriškumas, vyras yra strategija, tikslas, greitis ir tuo pačiu vyras visada daug lengviau rizikuoja, nematydamas rezultato, nes pas jį įsiūta jų chromosomose. Y ir X chromosomos, jos labai labai skiriasi. Vienoj chromosomai vieni failai surašyti stipriau, kitoj chromosomai surašyti kiti failai daug stipriau. Tai mes, kur jį pametam, tai istorinis faktas. Tai iš tiesų istorinis faktas ir šiandien, matydami tą, sakykime, pasaulį ir mes, moteris, didžiąją dalim čia susirinkusios suprantam, kad taip, kaip buvo, daryti karjeras, pasiekti aukštumų, moteris gali absoliučiai viską. Bet ar čia moters laimės šaltinis? Ar čia poros laimės šaltinis?
ar tada tikrai laimingi vaikai? Ir vat pradedam sugrįžti prie to, kad visgi kiekvienas turi užimti vietą žemėje tokią, tinkamą, atitinkamą to, ko jisai atėjo į šitą žemę. Jūs negirdit, kaip šuo knarkia? Nesigirdi, Rasa? Ačiū Dievui, bet jis taip Ne, knarkia. ne, 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 nesigirdi, tylu ramu. Jis toks atsipūtęs, man net juokas imas, mane permuša čia. Tai va, ir kai mes užimam savo vietą, mes esam moteriškos moteris, tai mes ir jaučiamės gerai. Va čia ir yra tikslas gyvenimo - jaustis gerai šitam gyvenime. Daug kas tikrai man užduoda klausimą privačiai, susitikimuose ir visur kitur. Tai koks tas gyvenimo tikslas? Gyventi. Tiesiog gyventi ir mėgauti šituo gyvenimu. Nekovoti, nebėgti, o mėgautis. Pasiimti patirties, patirti malonumą fiziškai, tai nereiškia vien tik tai sekso, nu, kai aš sakau fiziškai, tai ne apie tai. Tai iš tikrųjų užuosti, pamatyti, pajausti, prisiliesti, sušilti, sušalti, saldų pyragaitį paragauti. Šio gyvenimo tikslas yra gyventi. O kai tu pradedi gyventi ir mėgautis gyvenimu, tada pats gyvenimas tave tiesiog veda tuo tikslu, ko tu atėjai į šitą žemę. Labai nuklydom į tokias temas, bet ar aš atsakiau, Rasai, tavo klausimą? Manau taip. Manau taip, tik tai, žinai, kiekvieną klausimą pasiėmus į savo, nežinau, į savo širdį, savo galvą, su juo dažnai dar reikia ilgai pavaikščiot, pagyvent, pajausti, išjaust, suvokt, pasinešiot, prisijaukint. Nėra taip, žinai, mes suprantame dažnai iš proto. Ir kad jisai ateitų, kai aš sakau, mes esame, žinai, tokia triada - protas, širdis ir dar veiksmas, žinai, kad visa tai, ar aš supratau, man gali atrodyti iš proto jo, tada iš širdies dar reikia išjaust ir paskui rytoj ir poryt ir savo gyvenimą gyvenant pajaust, ar aš tikrai supratau, ką Jurga sakė, ar čia tikrai apie tai, ką aš supratau. Jo, nes iš tiesų, supranti, va tas klausimas, kai aš sakau, kas yra moteriškumas, kas yra gyvenimo tikslas ir visa kita, jis tada pagimdo daug daugiau klausimų. Ar ne? Tada iškyla ta realybė šou žemė. Aha, labai lengva kalbėti, o kaip va čia su tais jausti, man gyventi, jeigu vyras to nedaro, vaikai taip daro, ar ne, valstybė to nedaro, tas dar kažko tai nedaro. Tai va čia, va, sakykime, mano metai, va, šitie buvo taip kažkaip tai ir pašvesti šitam dalykui, kad aš labai aiškiai supratau, kad pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Nuo savęs ir labai labai mažais žingsniais, užduodant savo labai konkrečius klausimus, ką aš jaučiu ir ko aš noriu. Ką aš jaučiu ir ko aš noriu. Kaip aš noriu, kad atrodytų mano gyvenimas, kas man yra geras mano gyvenimas. Nes suformuotos programos tėvų, jos taip, jos labai gerai mus veikia, bet ar tai mano gyvenimas? Ir jeigu aš gyvenu taip, kaip man sakė, kad turi būti gerai, ar ne, kas buvo gerai mano tėvams, kuo jie didžiavosi, ar man tikrai taip gerai, ar aš šitoje vietoje tampu laiminga? Vat, tada vat, visa šita programa gimdo labai, labai, ne programa, o vat, tas moteriškumas ir vyriškumas, kai atsakai savo, kas jis yra, jis gimdo labai daug šalia esančių klausimų. Ar yra pas mus klausimų? Gal kažkas tai kažką tai nori paklausti? Tai, ką išsakiau, ar čia 110% viso sutinka? Kam nedrąsu klausti, gyvai rašykit komentarus. Aš Jo, paskaitysiu, Jurgita atsakys. Ir bet, kad būtų drąsiau, aš žinokit, turiu 2 klausimus gavus ir aš tiesiog, jeigu jūs leisite, aš juos pacituosiu. Jie tikrai yra paprasti buitiniai klausimai, bet rašo: myliu žmogų 5 metai ir priėjome abu liepto galą ir nusprendėme paleisti vienas kitą. Tik sunkiai sekasi. Vėl sugrįžtam prie temos, kas kaltas, kas teisus.
Klausimo kaip ir konkrečiai jo nėra, bet man kilo mintis čia iš tikrųjų pacituoti, myliu žmogų, 5 metai ir priėjom abu liepto galą. O tas įdomus žodis myliu, meilė. Jis irgi labai įdomiai skamba, myliu, kas kam yra meilė. Ir vat čia labai gražus, man labai patinkantis toltekų, meksikiečių, vienas iš regionų buvusi tauta, jų va tiesiog toks paaiškinimas yra, juk meilė yra tada, kai tu sutinki žmogų ir nesiruoši jo keisti. Kai tu žiūri į jį va toks, koks jis yra, jis iš tikrųjų tau tinka. Jeigu tu nuėjai ir perki šunį, tai tu niekada iš jo nesitikė, kad jis bus katinas arba arklys. Bet mes, ir ypač mes moteris, su mumis tai viskas gerai, bet juos tai mes patvarkysim, pakeisim. Vat, ir va čia va, meilė, tai iš tiesų vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėt visos, labai daug turi dedamųjų, kaip vyras turi elgtis, kaip vyras turi daryti, ką turi daryti moteris. Ir va čia yra tas toks gražus momentas. Meilė, jinai iš tiesų yra meilė. Ir va tas ryšys, kuris augina porą, kai tu supranti, kad aš esu aš, mano vyras yra mano vyras, aš jo netiesinu, neauklinu, už jį nenešu atsakomybės, man už jį negėda ir jis man nieko neprivalo. Ir aš jam nieko neprivalau. O visą kitą mes poroj susitarėm. Jeigu tu parneši kiaulienos kumpį, šviežių bulvių ir morkų, aš išvirsiu troškinį. Tau reikės išleisti savo pinigus, aš taip, tau uždirbti juos reikia panaudoti energiją, aš naudosiu savo energiją virdama troškinį. Visa kita yra tik aiškus kaip biznio planas ir susitarimas. Kad ir kaip tai skambėtų, gal reženčiai, bet juk labai aiškiai suprantam, kad tos išsvajotos meilės, apdainuotos poetų, jos tiesiog nėra. Jos tiesiog nėra. Ir va čia porose iškyla labai daug nesusipratimų. Kodėl? Todėl, kad mes kaip pora ateinam, mes galvojam, kad jis mane gali padaryti laimingą. Arba aš jį galiu padaryti laimingu. Labai plačiai diskutuojama tema narcizai internete. Narcizas visada ateina pas auką. Narcizas visada suranda tą moterį, kuri yra pasiruošusi aukotis. Kitaip nebūna. Narcizas niekada neateis pas moterį, kuri nėra aukos sindrome. Jeigu tik ji yra pasirengusi įtikti bet kokią kainą, kad ją pasirinktų, geriau su bet kuo, bet ne vienai, tai čia viena iš dedamųjų, narcizas visada auka. Visada. Kuris iš jų serga, kažkada manęs klausė. Abu. Abu. Be Turime abejo. jau porą klausimų mes. Gerai. Čiuk. Labą dieną visoms. Ne kiekvieną kartą eina išlaikyti švelnumą ir ramumą šeimoje. Išbūti moterišką moterimi kartais išlenda drakonas. Plius čipsenėlė. Kaip daryti su savo savijauta ir jausmais, ar juos rodyti visai šeimai, ką su šiomis emocijomis daryti? Ne, su šitas emocijas reikia išgyventi, bet tai yra toks momentas, kai reikia atsitraukti. Aš visada sakau, eikite į kitą kambarį, pasimkite kavos puodelį ir pasakykite, einu geresnę žmoną ir mamą. O ten jau pariaumokit. Pakvėpuokit, paverkit, pailsėkit. Nes drakonas jis išlenda ne šiaip savo. Tai gali būti ir užspausta krūva emocijų, ir pervargimas,
Moteriškumas ir yra pajausti, kad lenda drakonas, paklausti savęs, ko man trūksta ir duoti pačiai savo. Bet kai aš galvoju, va čia tas momentas, va čia ir prasideda, duoti pačiai savo. Niekas tau nesuteiks to. Ir jeigu aš parėjau namo, parbėgau su 2 maišeliais, o darbe man 8 valandas ūžė, zyzė, sukos ir aš ten visą savo emociją protą buvau atnešus ir ten krūvos užklausų, nesvarbu, kur tu bedirbi, bet kur tu bedirbtum. Iš vieno Vilniaus galo man, kai reikia nuvažiuoti kitą, atleiskit Vilnietės, bet aš pervargus buvau. Aš pervargus, aš moku pasistatyti Vilniaus pradžioj mašiną, įsikviesti boltą ir nuvažiuoti, kur man reikia. Aš myliu save, o ką man ten tais tom gatvėm visur važiuoti. Tai vat iš tiesų tas momentas, vat vėlgi, kaip sakau, kodėl moteris turi jausti. Aš jaučiu, ko man reikia. Ir duodu pati savo. Parėjau namo po darbo, nepabaigiau minties. Parėjau po darbo ir parėjau su 2 Maksimos maišeliais ir jaučiu, nebeturiu sveikatos. Ir valgyti noro nebeturiu, bet kai tik įsijungia, reikia šeimą pamaitinti. Va čia gimsta drakonas. O kaip variantas paimti ir paskambinti vyrui ar esančiam namuose vyrui pasakyti, mielas, jūs sakom šiandien pica, aš taip pavargau. Pabandykit, papraktikuokit, pasižiūrėkit. Turbūt nei vienas vyras neatsisakys. Arba dar gražiau, aš labai esu pavargus ir labai norėčiau, kad tu mane nusivestum vakarienės. Tiesiog papraktikuokit, tikrai nei vienas vyras neatsisakys. Aš tą pačią paantrinsiu Jurgitai, kad aš kai pradėjau tą praktikuoti ir sakyti savo jausmus vaikams, netgi kaip aš jaučiuosi, ar ne, jeigu aš anksčiau pareidavau ir ten, kaip sako, jau drakonas bunda ir tu grįžai pavargus, pervargus, tikrai alkana, kažkas dar kažkur nutiko, dar spaudžia reikalai, ten grįžus nori, kad tu kažkam paskambintum, atsakytum, kažkur kažką greit sumokėtum, nes kažkur kažką pamiršai. Ir tada tu grįžti į toks kaip žvėriukas, įbėgi namo ir pradedi visus muštruoti natūraliai. Tai kodėl šuo neišvestas, tai kodėl indai nesukrauti, kodėl indai neiškrauti, prašiau tą padaryti, tą padaryti ir tu, žinai, ir tas emocijas paleidai. Tai va tas manyje, kaip būdo moteriškumas, tai aš pradėjau kalbėti apie jausmus pirmiausia, aišku, savo bandyti juos atpažinti ir įvardyti ir klausti savęs, kodėl aš pikta, nes po to pykčio dėžute, paimu tą dovaninę dėžutę, ten yra pyktis ir tada atidarau žiūriu, o kodėl aš pikta. Nes nemiegojus, nes pavargus, nes skauda galva, nes noriu valgyti, nes PMS, nes jau po MMS. Kažkas mane sunervavo, kažkas įžeidė, kažkas darbe galbūt užsipuolė ir va tą visą emociją parsinešu. Ir tada aš grįžtu ir dabar jau būdavo, ir tu tada jau muštruoji kitą šalia, nes tu bandai tą emociją išleisti. Tai dabar jau aš grįžtu ir sakau, labai prašau nešaukti, netriukšmauti, nelysti ir duoti man 0,5 valandos. Aš noriu persirestartuoti, nes aš toje ką nors apvemsiu arba prieksiu arba pradėsiu siautėti. Ir tada jau visi tik nieko sakyti nereikia. Visi žino, kas ko nepadarė, kas ką padarė, pradeda šunis vedžiot, kuri turėjo būti padaryta per pietus, žinai, vakare. Greit krauti indaplovės ir nereikia sakyti, kad eik iškrauti indaplovę, žinai. Aš tiesiog įvardinu, aš blogai jaučiuosi ir aišku, anksčiau tai nelabai, kai tas nevyko ir visada būdavo pajungta ta kontrolė. Ir kai pradėjo vyks faktas, kad nebuvo, taip viskas lengva. Jau pasakiau pavargus ir ten kažkas puolė kažką daryti. Niekam ten nebuvo įdomu, kai 20 ar ten 15 metų tu buvai ta kūrėjai ir už visus viską darėjai. Tai pereiti iš tos būsenos į tą kitą būseną, į tą lengvą būseną reikėjo laiko, reikėjo išbūti tame, būtent, kad išbūti tame. Ir dabar žiūriu labai gražiai mano 16 metų dukra perimus tą mano visą. Jinai mano kontrolėje augo, pavadinkim, kokių 14 pilnų metų. Tai tokia sukontroliuojančia mama, kuri visiems viską nurodo ir pasako, kaip turi būti ir kas ko nepadarė. Tai dabar jinai šiandien iš Vilniaus grįžo ir mes susitarėm, kad jinai ten padabos biškį mažiukus ir jinai jau tik įlėkė namo ir prasidėjo. Tu, aš sakiau, kodėl jau ant brolius muštruoji, kodėl indaplovę nekrauti, aš prie jau ją apkabinau. Sakau, ramiai, ar tave kas nuskriaudė? Labai jautiesi, kas yra. Jinai baig.
sakau, mamytė Rasytė, baik. Jinai perėmus jau mano tą ir jinai jau, nu, Mhm. reiškia, tą Bet motinišką. aš tik tai noriu tau iš tikrųjų pasakyti, vat, kai tu pradėsi eiti į kitą emociją, dukra nuskaitys tavo kitą emociją. Tai vat, iš tiesų moteriai būti emociškai atpažinti savo jausmus, tai vyksta stebuklai. Mano dukra iš tikrųjų Norvegijoje. Aš prieš 2 metus skyriausi, ar ne, sakykime, ir aš mačiau, kas vyko jo šeimoje. Dukra intuityviai nuskaito mamos lauką. Intuityviai nuskaito mamos lauką. O paskui, kai tu jai pradedi kalbėti vienokiais ar kitokiais žodžiais, kas yra, nu, ką tu jauti, jinai girdi, aišku, mama yra mama, jinai niekada nebus draugė, niekada nebus. Ir nereikia, kad mama būtų draugė, niekada nereikia. Mama yra mama, pas ją yra statusas. Kai tu turi statusą mamos, tavo vaikas turi atramą. Atrama, jai nereikia draugės, jai reikia, jeigu kažkoks ČP, jinai turi į ką atsiremti, jai va šito reikia, draugės jai nereikia. Jinai draugų turi savo rate, savam amžiuje. Bet vaikai pradeda nuskaityti tą tavo ramų lauką aplinkui, tą lauką, kurį tu kuri. Ir vat, kaip pavyzdį galite visos prisiminti, kai labai gerai jautėtės kažkas tai, ar ne? Nors yra tokių momentų, kai moteris asmeniniuose konsultacijose aš klausiu, prisimink tą vietą, kai tau buvo labai gerai ir moteris sako, o aš visada buvau įtampoje. Aš nuo mažens buvau įtampoje. Tai taip kartais nutinka, kai šeimoje vienas ar kitas iš tėvų užsidaro, vaikai perima laikyti poros lauką. Tai irgi būna taip. Kaip pavyzdys atrodo tėvams, kad jie daro labai teisingai, bet kad nekiltų ginčių, mama nutylėdavo, ne? Sakykime, tėtis. Tai į tą tarpą atsistoja vaikas. Nes poroje turi būti energijos vaikščiojimas, kažkas turi laikyti porą. Mama užsidaro savyje, nutyla, nebėra kas laiko poros, nebėra kas laiko tėvų šeimos, vaikas atsistoja laikyti nuo pat mažumės. Tai toks scenarijus dažnas, dėja dažnas, nes tada moteris ir į akiratį savo pritraukia daugiau vaikiškus vyrus negu vyriškus vyrus, nes jie įpratus laikyti. Bet grįžtant prie to, kad va, tu sakai mano mergaitė, tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad kai tu eini šito keliu, tu gydai visas savo giminės moteris. Ir iš tiesų, vėlgi, apie energetinį lauką labai daug analizavau, kaip tas yra, kur ten yra, kodėl ten yra, žiūrėkit, kaip paukščiai jaučia, ar ne, artėjančią šalnas, jiegi neturi mobilaus telefono, jie žino, kada išskris, jie tiesiog jaučia. Jeigu artėja kažkoks ar potvynis ar kažką, varlės lipa iš griovių, nes vanduo kyla, jos jaučia, jos visada jaučia. Ir kas keiščiausia, tai veda iš tikrųjų varlė moteris. Jinai jaučia. Tai vat ir kai nors vienas šeimoje giminėje pradeda tą daryti, tai tu vat kaip tas saulės žiedas. Oi, atsiprašau, gėlės žiedas. Tu imi tą šviesą, imi ir save perrašai kitokią energiją, perrašai kitokį kodą, perrašai kitus failus, per tave teka į tavo šaknis, juk saulė pasiėmė tu kaip gėlė žiedas, teka jau kitokią energiją. Tai tiesiog, gyja visos giminės moterų laukas ir svarbiausia, kad tai labai labai jaučiasi. Kai pradedi bendrauti su savo giminės moterimis, jinai sako, aš nesuprantu, man čia taip kažkaip keistai pasidarė, kažkas čia va taip keistai pasidarė. Taip tai veikia ir apie tai daug kalbėjo ir Bertas Hellingeris, ir Bertoldas Sulsameris, ir Kenas Wilbergas, amerikiečių mokslininkai jau jie kalbėjo. Nes tas kvantinė fizika, kvantinė mechanika, dabar ir kvantinė psichologija jau labai dažnai daug patvirtina. Kodėl? Todėl, kad kai tu keitėsi, mes esam sistema, ar ne? Ir jeigu aš keliuosi, kad ir šita ranka nelabai nori keltis, bet kur tu dėsies? Kažkas ją tempia iš paskos. Tai vat.
Gerai. Dar Kažkas tai. paantrinant, jo, dar matau vienas yra klausimas, bet aš dar paantrinsiu tau, kad su ta pačia dukra, kai jinai buvo maždaug antroji klasėje, mes sprendėme klausimą jos nenorą eiti į mokyklą. Jinai tiesiog nenorėjo eiti į mokyklą ir ten buvo visokių niuansų, kad aiškinomės, kodėl, lyg ir klasė gera, patyčių nėra ir ten žodžiu. Ir pasiėmėm konsultaciją psichologo, mes nuėjome ir atsimenu, vat norėjom išsiaiškinti ten per piešinius, per terapinius dalykus tokius, kad kodėl vaikui kas yra, nes jinai nelabai ir įvardino, kodėl jinai ten nenori tai į tą mokyklą. Mhm. Ir pamenu, terapeutė manęs, psichologė paklausė, sako, Rasa, ar jūs laiminga? Mhm. Ir aš atsimenu, kaip mane sutrigerino tas klausimas. Sakau, kuo čia knisasi prie manęs, jeigu aš atvežiau dukrą ir ten eik ir išspręsk, dirbk su dukra ir padaryk ją laimingą. Tada buvo momentas, kai aš bandžiau pati dukrą daryti laimingą ir tam tikrų krizių buvo nėštumo metu. Ir aš kažkokį kaltės jausmą savo prisigydžiau, kad gal čia va dėl to nėštumo tokio, čia ir aš ten tada pradėjau tą savo dukrą gelbėti vis, o tai ko tu nori, tai kaip tu nori, tai ko tu nelaiminga, tai ko tu nesišypsai, jinai būdavo atstokit nuo manęs, kodėl aš turiu šypsotis, nu, žodžiu, aš bandžiau ją fiziškai kažkaip išoriškai padaryti laimingą ir tada ten, geresnius batus nupirksiu, ją jau ne savo, nu, žodžiu, ir tada atsimenu, mes su jai išvykom į Angliją, pas draugę mano ir irgi taip pačiai net mano draugė įsijungė į tą sistemą gelbėt mano dukrą ir padaryti ją laimingą, žodžiu, išvykome į Angliją ir mano dukra grįžo dar nelaimingesnė, bet mes nepatenkinom jos poreikių, nes Anglija buvo netokia graži kaip puzlės paveiksliukė. Ir tada mes aptarėm grįžę su psichologė šitą sceną, kad vat mes čia visos dėl jos stengiamės ir jinai vis tiek nepatenkinta, jinai burba, viskas čia blogai, net medžiai Anglijoje be lapų balandžio, ten vasario gale mes skridom, net medžiai be lapų Anglijoje, žodžiu, jinai Angliją kitokį įsivaizdavo, gražesnė. Ir sako, va čia yra didžiausia turbūt klaida, kai jūs bandote padaryti vaiką laimingą, nes tam tada, žinot, tada prasideda seračių pirkimai ir visi kiti dalykai ir paskolų ėmimai dėl vaikų ir tie vaikai vis darosi nelaimingesni. Tai jinai man irgi tada pasakė, sako, pirmiausia, laiminga turite būti jūs. Ir vėl jinai man uždavė klausimą, ar tu laimingas buvai? Ir vėl mane taip sutrigerino viduje, bet sakau, čia daug metų atgal ir ko jinai kabinasi prie manęs. Ir prieš kokius... Rasa, aš va tik noriu čiut įsiterpti, kad surezonuot, ar ne? Taip. Vat aš ir sakiau, pastebėti, tu labai gražiai dar pabrėžiai šitą mintį, kad aš čia tuo dalinuosi su šeima. Tai va tas moteriškos laimės buvimas, va ką jis reiškia, konkrečiu tavo pavyzdžiu. Kai aš nelaiminga, aš viduj dalinuosi pykčiu. Aš negaliu padaryti laimingų vaikų. Niekaip. Nėra šansų. Nėra šansų. Ir vat moteris galvoja, tai kaip aš čia būsiu egoistė, aš čia sau geresnius batus nusipirksiu, ar ne? Moteris, kai padaro save laimingai, padaro laimingą visą šeimą. Absoliučiai visą šeimą. Egoistas yra ne tas žmogus, kuris rūpinasi savimi, egoistas yra tas žmogus, kuris nori, kad jo kažkas pasirūpintų. Taip. Ir vat, ką norėjau dar paantrinti, kad kai aš pradėjau dar prieš COVID eiti, turėjau savo asmenybinį tokį sukretimą, pogimdyvinę depresiją ir gavosi toks tai, kad aš labai atsisakau stipriai į save. Ir prasidėjo va tas leisti savo ar nepamiegoti, pavalgyti labai per paprasčiausius dalykus savo poreikio atliepimus. Ir per praktiškai, nors anksčiau man atrodė, tai kaip ašgi negaliu eiti miegoti, jeigu kitas nori valgyti. O nesvarbu, kad aš esu, nežinau, mirtinai pavargus. Tiesiog 20, kadangi daug mažų vaikų, aš esu prie vieno, prie kito, prie trečio vaikas sirgo, aš tiesiog esu fiziškai be miego, jau nebepašliaužiu, bet vis tiek dar šliaužiu, nes taigi kitas nori valgyti. Ir kaip aš, mama, būdama, galiu neįti vaikui padaryti valgyti, jeigu jis nori valgyti. O nesvarbu, kad aš nemiegoju, tuoj bus para. Ir vat per šitą dalyką, per meilę savo atliepti savo poreikius, miegą, maistą, fizinį aktyvumą, ten tokius fiziologinius dalykus, netgi laiku nueiti į tualetą, kai noriu greitai ir galvoti, čia dar geriau išvirsiu, dar palankstysiu, bet dar pakentėti. Tai netgi nuo tokių paprasčiausių dalykų pradėjau daryti ir žmonės, kurie nematė, vat, ir čia COVID laikotarpis buvo tas mano atsisakymas ir meilė savo prasidėjusi kelionė į save,
ir svėrimas, kiek čia yra ta egoizmas ir kiek tai yra apie meilę Mhm. sau. Ir atvažiavę žmonės, kurie ilgiau nematė mano dukros, po 2 metų klausė, kas atsitiko su ja. Sakau, ta prasme, jinai tiesiog mes stovėjom prie laiptinio šnekėjom ir jinai išėjo ir jinai su draugais susitikti ir va taip, pažiūrėjo žmonės, jie sako, kaip jinai pasikeitus, jinai visa sužydėjus. Ir aš galvoju, todėl, kad aš pradėjau mylėti save, mano vaikui nieko nereikėjo su ja daryti. Jinai tiesiog išsileido Taip, kasas ir išėjo. taip. Tai va tas labai apie meilę sau ir galima skaityti dabar antrą klausimą. Tik Klausta, tai mes ar į pirmą klausimą atsakėm, kažkas tai ten galėtų pakomentuoti, ar aiškus atsakymas. aha, ką su šiomis emocijomis daryti. Tai kaip Jurga minėjo, turbūt nueiti ir tas emocijas paleisti, išsirėkti į pagalbę galima, kaip aš tą praktikuoju. Kartais sėdu į mašiną, išvažiuoju, pasakau šeimynai, man reikia pusvalandžio, išvažiuoju į mašiną, atsisėdu ir žinokit, parėkiu. Tiesiog, tada žodžiu prasme, kai žvėris, išsirėkiu, išsikriokiu ir grįžtu kaip po Žalgirio rungtynių, gerai parėkus, rami, išleidus Ja. emociją ir galvos skausmas būna atsileidęs. Tai aš darau, praktikuoju tai. Susitikti su emocija ir Ir duoti ją jai kažkur vietą. padėti. Duoti Jo. jai vietą. Taip, Tai gerai. pakomentuokit, ar atsakė žavintai į klausimą ir tada sekantis klausimas, arba pridėkit dar papildomai, jeigu kyla klausimų. Agnė klausia, kaip puoselėti ir išlaikyti moteriškumą poroje ir šeimoje. Kaip puoselėti? Tai va čia lyg ir atrodo, man atrodo jau, kad ir apie tą patį klausimas, bet vis tiek dar galim pakontempliuoti šiek tiek, kaip tą puoselėti šeimoje ir poroje. Išlaikyti ir puoselėti tą Pirmiausia, moteriškumą. tai iš tiesų pirmiausia, kaip jį puoselėti, jis turi tapti toks, žinot, gyvenimo būdas, pradedant nuo ryto. Neatsistojau kaip kareivis išlėkiau iš lovos, o atsikelti ir paklausti savęs, gulint dar lovai paklausti, atmerkus akis, ką aš jaučiu, kaip jaučiasi mano kūnas. Aha, o ką aš jaučiu dabar? Ir va čia pamatysite tokį labai gražų proto žaidimą. Turiu padaryti tą, turiu padaryti tą, turiu padaryti tą, turiu padaryti tą. Ir tada vėl savo sakai, stop, 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 o ką aš jaučiu? Tada, o ko aš noriu? O aš noriu. Aš noriu dabar kavos. Aš noriu dabar mankštos. Aš noriu dabar dušo. Ir pasirinkti save. Pasirinkti save. Ir kartais moteris sako, aš negaliu, ten vat vaikai, ten vyras turi nueiti. Susiorganizuokit taip, kad jums būtų patogu. Moteris visada yra lanksti, moteris visada žino, kaip. Tiesiog nėra konkretaus tokio varianto, jeigu vyras keliasi 7 ir eina į dušą, nu, tai atsikelkit dėl savęs. 6:30 ir duokit savo laiko. Kaip toliau šeimoje ir poroje puoselėti? Atsakykit savo į klausimą, iš tikrųjų, kas man yra mano laisvalaikis, mano. Ar ne, aš suprantu, kad Instagramas vežasi vaikus į teatrus. Aš suprantu, kad prisiperka 200 porų batų. Bet ar čia jums neša laimę ir kiek laiko? Ir svarbiausias dalykas, vat, kas tikrai propaguoja, tai suprasti, kad moteris pripildyti save gali tik kitų moterų draugijų. Kitur niekur. Tai reiškia apsistatyti save bendraminčiais. Aš vat pasinaudosiu progą, kas norėsite, tikrai turiu Telegram kanale klubą. Mes kiekvieną sekmadienį vakarai 7 valandą susitinkam. Klausimai įvairūs, praktikos įvairios. Yra ir čia dalyvių, kurios dalyvauja tam klube. Bet parašykit tik tai man asmeninę žinutę. Ne kažkokį komentarą po kažkokį įrašų, nes aš kitą kartą nematau. Ir yra toks dalykas, kad mano menas gyventi puslapį valdo marketologas. Aš įdedu straipsnius, jis ten koreguoja, iškelia. Man asmeniškai irgi Jurgita Bišalaitė mano Facebook'e, bet rašykit asmeninę žinutę, kas nori prisijungti šitą kanalą. Taip pat balandžio 11-12 dienom Palangoje, Gabijos viešbutyje, konferencijų salėje. Savaitgalis kitaip. Taip pat, kas nori dalyvauti, norit informacijos, kiek kainuos, kas vyks. Bet
kas buvot mano renginiuose, tikrai žinot, ten nėra daug meditacijų, ten nėra kojų kilnojimo, jogos ir visa kita. Aš labai esu žmogus, kuris nori viską duoti ir dalintis tuo, ką pati naudoju praktikoje ir ką galite jūs naudoti kiekvieną dieną. Bet gali tas variantas ir netikti, ar ne? Tikrai žmogus gali save realizuoti, moteris puikiai prisipildyti, ką žinau, roko koncerte. Ar tai įmanoma ar ne, aš negaliu pasakyti, todėl kad man tais variantas netinka. Bet jeigu jūs jaučiat, kad vat, jūs skyrėt savo laiko, pasirinkot, kas jums patinka ir jūs grįžot laiminga, tikrai formų yra įvairių. Tikrai jų yra įvairių. Tai kaip puoselėti va tą moteriškumą, jį ir puoselėti. Pirmiausia, pripildyti save. Pirmiausia, pripildyti save. Kas man yra gerai išsiaiškinti, ko aš noriu, kas man tinka ir duoti pačiai savo visą šitą. Tiesiog duoti pačiai savo. Vat tiesiog žiūriu 16:55, mes kaip ir valandą, vat matau, Vaida rašo žinutę, gauna moteriškumą. Tu matai visą žinutę, aš nelabai ją skaitau, bet iš tiesų prisipildymas ir yra prisipildymas, bet moteriškas prisipildymas, kai nėra vyrų, kodėl tai vyksta? Čia mums nebereikia kaukės, čia mums nebereikia būti stipria, čia mums nebereikia slėptis, čia mums nebereikia atrodyti gražiai, čia galima būti tikra, natūralia. Ir bendraujant su kitom moterim, ypač, vat, kas buvo moteriškos stovyklose pas mane, ar kitur pajaučiat, ar ne, kai susirenkam iš visų Lietuvos kampelių ir dar atrodo viena kitos nelabai pažįstam, bet kažkaip, nėra to tokio diskomforto. Kodėl? Todėl, kad mes visos vienodos, visos norim lygiai to paties. Mylėti ir būti mylimos. Viskas. Matau. Aš dar, jeigu klausimų nėra, turiu dar vieną klausimą. Tarp kitko, vyro klausimą. Irgi pažadėjau atsakyti video įrašų, tai va čia ir pasinaudojus progą atsakysiu, nes klausimas tikrai ilgas. Labas, einam link skyrybų, tad noriu pasiklausti, gal galite atsakyti video formatu. Turiu 2 berniukus, vienam 3, kitam 4. Tam, kur 4, jis yra iš mano pirmos santuokos, jį pasiimu visus savaitgalius, nes pasiilgstu ir man gerai. Ir brolis pasiilgsta ir yra laimingas. Dabartinė mano žmona pradėjo pykti jau kokie geri metai, kad visada jį pasiimu, kad jis čia būna ir panašiai. Santykių pradžioje žinojo, kad turiu mažą berniuką, jam tada buvo tik 3 mėnesiai. Sakė, viskas gerai, mylėsiu kaip savo, o dabar jo tiesiog nekenčia. Tokios frazės, kaip jo čia, kad kojos nebūtų, jis man kelia diskomfortą, atsibodo, per garsiai kalba ir dar 100 visokių. Pradžioje bandžiau nereaguoti, tylėti, bet nebegaliu. Tiesiog negaliu leisti jai skriausti mano berniuko ir taip su juo elgtis. Kelis kartus teko pabėgti tiesiog iš namų su juo, nes buvom išvaryti. Kaip elgtis? Ir čia labai aiškus yra atsakymas. Moteris niekada nekovoja su buvusiais vaikais. Moteris visada kovoja su buvusiai. Ir vyras be išimties nešasi kaltę. Jis atėjęs į naujus santykius ir atsinešęs kaltę. Turbūt, kad paliko, iširo santykiai. Šitam vyrui aš norėčiau pasakyti, kad santykius statom dviese ir griaunam juos taip pat dviese. Ir ką jam daryti? Jam paprasčiausiai įsiaiškinti su pirmąja žmona, o tada antrajai nemaišys jo berniukas. Nes moteris niekada nekovoja su vaiku. Niekada. Jinai kovoja su buvusiaja. Kai vyras nešasi kaltę, kai jis nešasi kaltę iš buvusių santykių, neuždaryta kaltė, neįsiaiškinti santykiai, dažniausiai tai būna, ar ne, bet kaip ir pirmas tas klausimas man. Ieškom, kuris kaltas. Žaidžiam pingpongą. Viduj tas vyras labai gyvena toje emocijoje, kažkaip įrodyti, pasistengti, priversti kažką tai.
pasižiūrėkit, kaip aš čia vykęs ir taip toliau. Bet jo nėra poroj. Jo nėra poroj. Jis juk ir tą vaiką pasiema, nes myli tą vaiką, tikrai myli tą vaiką. Bet dar tas pasiėmimas gali būti įtakotas to, kad pažiūrėkit, koks aš geras tėtis. Ir kai tavęs nėra antroj poroj, moteris jaučia šitą tuštumą. Ir jinai pradeda kovoti ne su vaikais buvusiais, o su buvusiom žmonom, su buvusiom moterim. Tai čia toks labai aiškus, susitikit su pirmąja žmona, įsiaiškinkit, kas ir kaip ir dėl ko, jeigu jaučiat kaltę, jeigu slegia šitą kaltę, atsiprašykit. Tada galėsite gyventi ramiai antroje santuokoje. Kito kelio nėra. Kaip mielosios, turim dar klausimų? Aha, gal klausimų kažkas dar iš auditorijos turi. Netgi klausimų apie šitą situaciją, kurią dabar ką tik Jurga, nes gan labai gili, jautri, tokia stipri. Nes aš savo, kaip pati irgi turėjau, vyras buvo ties iš pirmų santykių, turėjo berniuką, jam buvo 5 metai. Irgi sakiau, kad mylėsiu ir šitą ir priimsiu šeimą. Ir netgi aš buvau ta, kuri aš skatinau vyrą eiti, važiuoti, pasimti, atsivežti. Bet jie augino netgi nebuvusiojo uošvę jo vyro, nes mama tiesiog iškeliavo į užsienį ir paliko tą vaiką. Tai man nebuvo nelabai ten su kuo kovoti, nes tiesiog nebuvo to šalia moters, nežinau, kaip būčiau jautusis, kai būtų tas vyras važiavęs pas tą vaiką, ten kontaktavęs su buvusiaja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai gan stiprus klausimas iš tikrųjų, kaip daryti, Jo, Rasa, tu įsivaizduok tik vieną dalyką, kad kaip jis būtų kontaktavęs, tugi žinojai, kad jis turėjo buvusią moterį, tu žinojai, kad jisai turėjo vaiką, ar ne? Tugi jį priėmei tokį, koks jis yra. Ir čia nėra tas, kaip aš būčiau jautusis. Jeigu santykiai yra užbaigti, tikrai užbaigti, vat pasispaudėm rankom, išsiaiškinom, man netiko tas, tau netiko tas. Kaip pavyzdys, ar ne? Man, sakykime, kaip pavyzdys grubus, vyras pradeda rūkyti lovą. Kaip pavyzdys grubus, ar ne? Įsivaizduokit, aš sakau, ne, man taip netinka. Ar aš dėl šito galėčiau išsiskirti? Taip, aš galėčiau. Aš netoleruočiau. Tai yra, man netoleruotinas veiksmas rūkyti kambarį lovai. Man netoleruotinas. Ir aš jam sakau, žiūrėk, man tai netinka. Arba mes ieškom kompromiso, ar ne? Arba tiesiog, aš gerbiu save, aš esu priversta pasitraukti. Jisai sako, aš viską suprantu, bet aš noriu lovai rūkyti ir aš į kompromisą neįsiu. Jis turi teisę turėti savo norus. Turi. Aš turiu teisę turėti savo norus. Turiu. Pasispaudėm rankom, įsidalinom lovas ir įsiskirstėm. Santykiai užbaigti. Jeigu aš jį pastačiau už durų, sakiau, tu niekalas, rūkysi lauke, o jis susirado kitą moterį, išėjo, santykiai neužbaigti. Kol mes skiriamės per konfliktą, santykiai niekada neužbaigti. Niekada. Kol mes skiriamės per skausmą, santykiai neužbaigti. Todėl skyrybų atveju yra labai svarbu paimti, išsiaiškinti, suprasti, suvokti savo klaidas, ne kažką apkaltinti, o savo klaidas. Savo pamokas, netgi ne klaida, savo pamokas. Ir padėkoti partneriui, pasakyti, ačiū, šalia tavęs aš užaugau. Aš supratau, kaip aš nenoriu, kad būtų. Aš supratau, kaip man nebetinka. Galbūt aš į porą atėjau iš baimės likti viena. Galbūt mano draugės visos tuokėsi ir aš susituokiau. Galbūt tėvai sakė jau laikas. O gal per klaidą pastojau, ar ne? Dovanok man. Aš apgavau truputėlį tave. Aš galvojau galbūt, kad pakeisiu, esu visagalė. Bet dabar aš žinau, kaip man netinka. Tu mano gyvenimo mokytojas. Todėl ir sako man. Aš susivokiu, kas man tinka, kas man netinka. Ir toliau mes arba bandom susitarti, kaip griežtam biznio sandoryje. Susitarėm. Tu rūkyk lauke, o aš tau leisiu lovos nesiklot. Mes radom kompromisą, ar ne?
Leisiu, tai irgi skamba taip, žinai, nu, neočiai gražiai, bet sakykim, aš toleruosiu kažkokias numestas kojines ar takės. Bet rūkyk lauke, nu aš va dėl tų kojinių nekipsiu prie tavęs. Tai viskas tvarkoj. O jeigu mes nesusitarėm, tai aš išsiaiškinau, aš nebegyvenu baimiai, kad dabar turiu įtikti būtinai, nes jau gink dieve kito vyro tai nebus. O ką kaimynai pasakys? O kaip visuomenė pasižiūrės? O aš čia viena ar sugebėsiu ar nesugebėsiu? Vat visos šitos baimės mus ir laiko kartais poroj, bet laiko ne iš meilės, o iš baimės. Tai randi. Vat, ir apie santykių užbaigimą. Kai santykius užbaigi taikoj, santykiai užbaigti, tada ta moteris gali šokti trumpiausius sijonus. Nes mes prisikabinam per trigerius. Per pyktį, liūdėsi, skausmą, neapykantą ir visą kitą. Tai dar viena plati tema. Kodėl kartais dūžta puodai, o žmonės negali išsiskirti. Ar turit klausimų auditorija dar? Nes mūsų laikas žiūriu į pabaigą. Ką išsinešat, gal galit kokiais keliais žodžiais ar išsinešat kažkokį aiškumą apie tą moteriškumą? Ar daugiau chaoso galvoj liko ir kilo daugiau klausimų ir norite daugiau susitikimų? Šiek tiek pareflektuokite, nes norisi girdėti ir jūs. Bent po sakinį, ką išsinešat, kas rezonavo galbūt. O šiaip mes gal iš tikrųjų ir galim turėti vienokį ar kitokį ciklą, tik mums reikia labai įsiaiškinti turbūt pačiai su platformom, ar ne? Nes tų klausimų iš tikrųjų gimsta, aš kelsiu ir šituos įrašus ir į vieną, į kitą platformą, su tavim, Rasa, pasidalinsiu. Tai kils dar klausimų, rašykit man asmeniškai, jeigu norit kažkokiose situacijose, tokiose situacijose, ką konkrečiai daryti, konkrečiai aprašykit plačiau. Galit balso žinutę rašyti, bet tik labai sakau, ne komentarą, o rašykit iš tikrųjų klausimus, ką daryti tokiais momentais. Ir tikrai socialiniuose tinkluose pamatysite, pasidalinsiu. Tai balandžio 11-12 laukiu Palangoje, tegu ten prasideda šventė. Jeigu ten prasideda moteriškumas, būtent ten, jeigu prasideda moteriškumas, aš leidžiu savo pripildyti save ir, matau, ačiū Agnė, ačiū labai už atsakymą. Ir kas norit, prisijunkite į Telegram grupę, jinai tiesa yra mokama, 14,99 € yra mėnuo, bet šitoje grupėje mes labai nebesiknisam, kas buvo, nebeieškom kaltų, kaip netinkamai susidėliojo žvaigždės, ar kaip tėvai davė ar nedadavė. Mes daugiau šitoje grupėje iš tikrųjų einam išsiplėtimo klausimas, kas yra išsiplėtimo klausimas, kur aš noriu eiti, ką aš noriu pasiekti, kaip man tą padaryti, kas man trukdo, kaip matau, kokios dar veikiančios programos, ar ne. Ir ten iš tiesų yra paliečiamos tikrai stiprios sakralinės temos. Taigi, kam truputėlį įdomiau, kas yra sakralumas, tai kas šventa, tai kas galbūt nerašyta, bet tikrai veikia. Tai ką, pabaigai gal kokį nors palinkėjimą, Rasa, tu, aš. Negirdim tavęs, tu be mikrofono. Sakau, dar vis stebiu komentarus, kad ačiū, išsineša aiškumą, ramybę, tai labai džiugu dėl ramybės. Sklandžiai, aiškiai išplėtota, atsakyta tema. Taip. Palinkėjimas jaučiu būtų atrasti tą moteriškumą, lengvumą, bet čia jau gal iš savo varpinės pasakysiu, neforsuoti ir neskubėti ir savęs nespausti ir neplakti, jeigu nesigauna. Nes tam reikia laiko, tai yra procesas. Man irgi nepavyko per vieną kartą ir užsiėmiau saviplakom, kokia šiandien gera ir bloga ir taip toliau, bet niekas negimė mokėdamas, po truputį paplekšnuojant savo per petį, kad šaunuolė bent jau, kad stengiasi, kad nori.
kad Mhm. girdi, kad matai, kad jauti ir tiesiog visata pametėja tinkamus žmonės, tinkamas situacijas, viskas gaunasi netikėčiausiai, va taip va, kaip paleidi tą kontrolę. Aš Žinau. prisimenu, kaip važiavau į tavo renginį į Žagarę, į moterų stovyklą, kai aš pamačiau tą reklamą ir aš turbūt gal mėnesį laiko vis atidarau Facebook ir vis ją pažiūriu, vis pažiūriu, vis galvoju, jam va toli, bet man tiek užsitrigerino, kad man reikia ten būti. Ir situacija buvo, atrodo, ai, čia gal ir pinigų nėra, čia dabar tolima kelionė, čia mašina genda, o širdis rėkia, noriu, man reikia, tiesiog, vat reikia. Ir kai aš sakau, su užkepusiu ten guoliu, davažiavau iki Kauno, nuo Kauno su kita moterim, parašiau tau, suderinom atsiskaitimus ir aš buvau stovykloje. Ir iš tos stovyklos įsinešiau labai daug didelius tokius pamatinius pokyčius ir suvokimus ir tiesiog. Tai vat tiesiog dariau tai, ko norėjau. Vat jaučiau, kad man reikia. Ne ką, kaip čia dabar visi pasakys, kodėl tu čia važiuoji, tai kaip čia dabar tie vaikai gal savaitgalį bus nedažiūrėti ar kažkas kažkaip išbarstyti pas kažką, pas kažkur, bet aš jaučiau, kad man labai reikia. Ir tada aš grįžau tikrai prisipildžius, nurimus ir kaip sako, happy wife, happy life. Mhm. Tai O va. šiaip tai labai ačiū tau, Rasa, kad į mano tokią avantūrą įsisukai labai greitai. Buvo labai malonu. Tikrai labai lengva, labai paprasta. O vėlgi, Rasa, apie tą savaitgalį kitaip, aš tai net negaliu pasakyti stovykla, bet tai taip moteriška 2 dienų, sakykime, stovykla, kur veikia principas Nigerijos. Turbūt, kad vadinasi Singerija ar Sinigerija, o nežinau labai gerai, kas tai yra. Jūs įsivaizduokit, kad kai paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus, pulke, ar ne, pirmas paukštis skrenda pats stipriausias ir jis mosteli sparnais. Ir visi pataikę į šitą taktą, jie skrenda ir nuskrenda daug toliau, negu skristų atskirai kiekvienas. Kai pirmas paukštis pavargsta, jis atsitraukia į vidurį, į galą, iš juostos esate turbūt matę, ar ne, į priekį atsistoja kitas, kuris yra pailsėjęs ir mostelis sparnais. Tai vat stovykloje veikia šitas principas. Nes kartais mūsų žengti kitą žingsnį, ir mes tą labai gerai matom konsteliacijų metu, ar ne, mes negalim, mums neleidžia giminės sistema, įsitikinimai. Nes žmogus galvoja, jeigu aš elgsiuosi kitaip, aš nebebūsiu jų vaikas, o kaip čia jie žiūrės, o kaip jie jausis. Tai va tas bendras moterų ratas ir tas bendras iškvėpimas, ar ne, va tas laukas, jis ir duoda tą sinegeriją. Vat ir duoda tą mostą tau pirmam išjudėti iš šito taško ir eiti toliau. Eiti toliau savo gražių gyvenimo keliu. Kaip aš visada mėgstu sakyti, pakelkite užpakaliuką ir nuneškite ten, kur jums gerai. Tai va, o mano padėka jums visoms, kurios čia susirinkot, aš atvira, rašykit klausimus, užduokit, rašykit privačiai, rašykit garso žinutę, parašysite, kad norit, kad klausimas būtų, nors aš tikrai niekada nepaskaitysiu vardo pavardės, kas jį uždavė. Tai ir mes turėsim temų, ir tema pagimdys temą visada, bet mano šį pagrindinis palinkėjimas, visada užduokit savo klausimą, ką aš jaučiu ir ko aš noriu. Ko aš dabar noriu? Taip, kad Labukas Edita niekada nepavėlavot, šiam kartui mes atsisveikinam, bet kitam jūs tikrai suspėsite. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Įrašas Edita pavėlavo, bet gal galėsite Jo, pasidalinti įrašą. taip, pasidalinsim įrašą. Tai ką, mėgstu tokį ženklą simbolinį. Dar tokio nemačiau, bet labai gražus. Jo, kažkas daro taip, aš tai sakau, va taip, va taip, va. Aš linkiu jums laimės, ne, vadinasi? Aš visiems linkiu laimės. Linkiu laimės. Ačiū už Gražaus jūsų. sekmadienio. Taip, ačiū už jūsų buvimą ir iki kitų kartų. Ačiū, Rasa, tau. Ačiū, Jurga. Iki. Iki.